Nu, labą dieną visiems. Šiandien yra 18 balandžio. Atvykau su broliu ir su draugu Matu į Portumną, upė Šenonas. Ir šiandien mūsų tikslas pabandyti, aišku, pagauti Ferokso tą upėtakį, kurių kartais labai retai čia papuola, bet galima pagauti lydeką. Tai bandysim šiandien negyvą žuvelę, nu ir dar feederių ir pabandysim gal plūdinį ar panašiai. Nu tai ir pabandysim kažkokią tai žuvį pagauti šiandien. Tai matysim, kas čia bus ir einam, žiūrim, bandom. Nu tai va, gaunasi, čia vat, vadinasi Portumna Harbor, Portumna Bridge. Va, esam šitoj vietai prie tiltuko, čia galima nuplaukti, išplaukti į ežerą yra ir panašiai. Čia šiaip kažkokia nuotrauka ir čia vat tilto pakelimo laikas, kada tiltą pasuka. Panašiai va čia brolis neša amuniciją. Ir va vieta atrodo gan taip. Gražu, viską, nėra didelio vėjo. Nu, aišku, truputį lijo visą dieną. Tai tik tai per pietus atvažiavom, ryte nebuvo galimybės. Nu, bet oras dabar šiuo metu atrodo neblogai, tai žvybinis, ten dar matau kojos kažkur tai šokinėja vidury tiltuko. Tai kojyčių gal turėtume pagauti ir matysim, kas čia bus. Ten kažkokia žuvį šokinėja. Čia mesiu dugninę. Nu tai va, gaunasi, aš naudosiu šiandien teleskopinę meškerę. Va, gaunasi trišakis suktukas, švinas, pavadėlis gal metro ar didesnis ir sistema gaunasi. Ant sistemos 2 trišakiai kabliukai ir va, negyva žuvelė. Čia stintą bandysiu. Didesnė žuvį, kad sakė. Nu tai va, gaunasi meškerė kaip ir užmečiu kol kas. Čia va, kol kas bandysiu palaikyti. Ir dabar einu pasiruošiu feederių. Nes pereitas žvejybas daugiau teko žvejoti su plūdine, tai šiandien noriu kažkaip su feederiu pabandyti, pažiūrėti. Va, gaunasi, sumaišiau tokį jauką, gan tamsus, karšinis toksai. Va, tiem čia prie pat tilto. Čia gaunasi nemažai kuojų susirinkę, jos neršia ir panašiai, ir šokinėja, ir kimba. Nice! Labai graži kuoja. Va, gražiai traukia. O, feederiau, kojytę plaliu. O, matas jau normalesnė, gražesnė tokia koja pagavo. Šaunuolis. Ačiū. Prašom. Atidarom duris ir vėl išvažiuoja. Vienas džipas buvo, visi užrakino ir vėl išvažiavo. Tai reiškia, galiu į ten perlėpti. Tai žiūriu.
Maža kaitė. O. Matas geresnės traukia. Žiūrėk. Sėtas. Aha. Pasidarai stiklą? Ne. Pasidarai. Besleidžiančia. Pažiūrėk, tir. Pastovi. Dar viena graži koja. Parodyk krypsą. Liova tai gerą davė. O gaunasi čia matosi, va, tik už tilto, va, iš karto gan didelė masė to žuvies ir laikosi čia tos kuojus. Neršui ruošiasi vis. Suėjusi masė, tai galima smagiai pažvėjauti jį. O, kibimas. Su mato 2 turim. Ir dar ant plūdės viena. Matai geriau negu pikanėj. 1, 2, 3 iš karto. Jeigu kaip tai pamatysi. Čia galvoju, kad tą žuvį dešamės namus. Draugoje didelė žuvis kažkokia. Ešerys. Va, Audriau, kur tau reikia su dropšoto. Labai gražus ešerys. Jau gerą kaladį. Šaunuolis. 5, ne? Aha. Pas matą neblogo. Parodysiu. Va, graži koja. Taip. Man standartinis. Kokias atkabeklis? Čia, nemato koja. Ai. O, geras jo. It looks I need to Čia tai, put the room. O. Mano savo valą atrauti grindinės. Tak, dar, ar tu filmuoji? Filmuoju. Vai, padėsiu motis. O, dabar sakės nieka dėtis. Tu dar šurmaliauji. Gerai, reikia paklausyti tikrinimą. Šerys geras. Another perch. Geras.
Biški mažesnis. Perč. Dar vienas išlys. Dar koks gražus šešlys. Jas jau matyti. Tie vokiečiai. O, išmėkės į Būtent tak. Ich spreche Sie Deutsch? Va, pas draugą mato dar gana gražus. O dar vienas išrys. Matai, yra jų, bet visiškai. Nu va, pažiūrim, ką pagavom šiandien. O to. O, daug žvelių. Gerai, gali. Dar vieną paskutinį. Paleis dabar? Jo, gali kaip dabar. Va, visas žuvis paleidom. Nu tai va, laidos žiūrovai, šiandien kaip ir viskas. Gaunasi va, iš šitos va, vietos Portumnos, upė Šenonas. Tai va, kaip matėt, pavyko pagauti tiek ešerių, tiek kuojų pagrinde. Veiksmo tikrai yra, gan nemažai. Ant negyvos žuvelės nei vieno kibimo nebuvo. Tai tiek informacijos iš šitos vietos ir iki susitikimo kitos laidose. Visiems visų.